Gyvenimas bėga greitai. Dienos susilieja į vieną, o mintys sukasi apie tai, ką dar reikia padaryti, pasiekti, gauti. Tuo tarpu mažos akimirkos, šypsena, šiltas žvilgsnis, kvapas iš vaikystės, ramus rytas su puodeliu kavos dažnai lieka nepastebėtos. Mes nuolat ieškome kažko daugiau, bet vis rečiau sustojame ir įvertiname tai, ką jau turime. Būtent todėl dėkingumo dienoraštis, paprasta, bet galinga praktika, tampa tikra emocinė terapija, galinčia pakeisti ne tik mūsų nuotaiką, bet ir gyvenimo požiūrį. Dėkingumo dienoraštis tai sąmoningas įprotis kasdien užrašyti dalykus, už kuriuos esame dėkingi. Tai gali būti 3 paprasti punktai – šiltas oras, malonus pokalbis, gera sveikata. Esmė ne kiekybėje, o jausme. Kai rašome, smegenys pradeda fiksuoti pozityvius įvykius, o mes vis dažniau juos pastebėti. Iš pradžių tai gali atrodyti menkniekis, bet po kelių savaičių ar mėnesių ši smulkmena ima keisti vidinį pasaulį. Tampame ramesni, laimingesni, mažiau reaguojame į stresą ir lengviau atleidžiame. Mokslas jau seniai įrodė, kad dėkingumo praktika stiprina psichinę sveikatą, gerina miegą, mažina nerimą ir depresijos simptomus. Kai žmogus kasdien prisimena bent kelis gerus dalykus, jos smegenyse aktyvuojasi sritis atsakinga už džiaugsmo ir pasitenkinimo jausmus. Tai tarsi natūrali emocinė treniruotė, padedanti išlaikyti pusiausvyrą net sunkesnėmis dienomis. Dėkingumas moko mus matyti gyvenimą ne per trūkumų, o per pilnatvės prizmę. Norint pradėti, nereikia nieko sudėtingo. Užtenka sąsiuvinio ar telefono užrašų programėlės. Kiekvieną vakarą prieš eidami miegoti skirkite kelias minutes ir užrašykite bent 3 dalykus, už kuriuos tondien esate dėkingi. Galbūt jūs nudžiugino pažįstamo žinutė, malonus pokalbis su kolega, netikėtai saulėta diena ar skanus pietų patiekalas. Rašydami pagalvokite, kodėl tai jums svarbu. Ši refleksija sustiprina jausmą ir leidžia geriau suprasti, kas iš tiesų suteikia džiaugsmo. Dėkingumo dienoraštis veikia dar stipriau, kai rašote ne tik apie įvykius, bet ir apie žmones. Galbūt esate dėkingi tėvams, kurie jūs palaiko, ar draugui, kuris išklauso be vertinimo. Toks dėkingumo pripažinimas stiprina santykius ir primena, kad niekas gyvenime nevyksta visiškai vienišai. Jei norite dar labiau sustiprinti poveikį, pasakykite savo dėkingumą garsiai. Paprastas ačiū turi galią ne tik kitam, bet ir jums pačiam. Jeigu rašyti kasdien atrodo per sunku, pradėkite nuo 3 kartų per savaitę. Svarbiausia – reguliarumas. Galite susikurti mažą ritualą. Užsidekite žvakę, įsipilkite arbatos, atsisėskite tyliai. Leiskite savo 5 minutes pabūti su savimi. Nebūtina ieškoti didelių dalykų. Gyvenimas juk susideda iš smulkmenų. Kai išmokstame jas vertinti, išmokstame vertinti ir save. Po kelių savaičių pastebėsite pokyčius. Galbūt nepastebėsite jų iškart, bet vieną rytą suprasite, kad jūsų diena prasideda ramiau, kad mažiau skundžiatės, kad dažniau šypsotės, kad net kai kažkas nepavyksta, mintyse atsiranda mintis, vis tiek turiu už ką būti dėkinga. Tai nėra stebuklas, tai jūsų smegenys pamažu perprogramuojamos matyti gėrį vietoje trūkumo. Ši praktika padeda ir santykiuose. Kai pastebite kitų gerus darbus ir juos vertinate, aplinkiniai tai jaučia. Atmosfera tampa švelnesnė, nuoširdesnė,
mažiau įtampos, daugiau šilumos. Dėkingumas uždega grandininę reakciją. Kai pradedame dėkoti, aplinkiniai taip pat ima vertinti labiau. Dėkingumo dienoraštis moko mus gyventi čia ir dabar. Jis skatina sulėtėti, pamatyti, kad net pilkoje dienoje yra bent viena šviesi detalė. Ir kai šių detalių prisirenka 10 ar 100, jos sukuria naują jauseną, lengvesnį, šviesesnį, pilnesnį gyvenimą. Nereikia didelių pokyčių, kad gyvenimas taptų geresnis. Kartais užtenka mažos smulkmenos, kelių sakinių vakare, tyliai parašytų sau. Dėkingumo dienoraštis tai ne pareiga, o dovana. Dovana sustoti, įkvėpti ir pamatyti, kiek daug jau turite. Ir kai tai suvokiate, gyvenimas pradeda keistis ne iš išorės, o iš vidaus.